Sveikos. Šiandien kalbėsime labai vyrišką temą. Poledinė žuklė. Sėkmės mums. Taip. Jas mums prireiks. Jeigu moteris, kuri niekada nėra žvejojusi poledinės žuklės, sugalvotų tai padaryti, kaip jūs įsivaizduojate, tai darytų? Aš įsivaizduoju, kad tai nusirengtų, įlystų po eketę ir pasigautų tą žuvį. Nu ką, išsigrėžia eketę, šoka ją ir žvejoja ten su rankom gaudo žuvis. Normali tai pietus daro sekmadienį namie. Manęs neklauskite, dabar apie kitą galvoju. Niekaip nežinau, net negaliu atsakyti jums. Be supratimo. O gal pažįstat kokią nors merginą, kuri žvejoja? Žinot, ką pažįstu, tai pažįstu, bet dabar aš jums nei pavardės jos, nei vardo nepasakysiu. Bet tą patį. Moteris, kuri nežvejojus ir bando žvejot, kažkas labai naujo. Aš manau, kad jį paprašytų pas kokią nors vyrą, ateitų prie ežero, pažiūrėtų, kas žvejoja ir tikriausiai paprašytų pagalbos išgręžti ledą ir taip toliau. Galvoju, kad tau labiau tiks. Ir ta žalia spalva tokia, kareiviška. Geriau tau tik, žinok. Žinai, kaip aš pagalvoju vis tiek tau labiau visada šalta, nei man, tai gal tu tada dėkis, nes nestorins nei trupučio. Ir tikrai... Ne, žinai, aš tai pagalvojau dar, kad aš kažkaip prisirengiau. Aha. Taip labai prisirengiau, nesvarbu, kad čia vietra. Kažkaip... Žinai ką? Žiūrėk, jiem reikia išdžiūti. Kaip jūs atrodytumėte? Taip apsirengusios? Taip. Kvailai. Tu kur tas ežeras? Čia irgi krantas ar čia ežeras? Einam ant ežero. Atsiraiku. Tai gerai, tada aš vieną eketę gręšiu. Aha, tik tai toli gal neik. Gerai, aš čia sumuštinuką paruošiu. Žinok, man atrodo, kad reikia pabandyti kitą variantą. Aš tai padariau. Jo, aš tave myliu. Atsargiai šitas iškrenta. Į koją. Žinai, kaip sugalvojau? Žiūrėk. Aha. O. Pataikiai. Kaip man sekasi? Gerai. Wow. Jeigu moteriai pasidarytų šalta, kaip jinai bandytų susišildyti? Eitų į artimiausią namelį, greičiausiai, sušilti. Arba bandytų susikurti laužą. Šalta, aušra, jau šalta labai. Šaltoka. Žinai, kaip galvoju, gal reikėtų sumuštinį kokį įmesti? Už žvejybą, kad kiptų. Nu, už žvejybą. Jeigu ne tai būtų šalta. Bet šildytuvas viską gelbėja. Nori paskaitysiu ką nors? Artima draugystė, juk taip geriau nei paslaptis. Man labiausiai iš mūsų žvejybos patiko skylutę gręžti. Stinta, pūki, stinta, pūki, stinta, pūki, stinta, stinta, pūki. Stinta, pūki, stinta, pūki, stinta, stinta, pūki, stinta, pūki, stinta, pūki, stinta, stinta. Žiūrėk. Tikros moterys žvejoja ne ežere. Jos žvejoja visą laiką savo gyvenime, bet kur judėdamos, medžioja, žvejoja. Ir priklausomai nuo to, ant kokios vimbos užsirauna, tai jiems paskui taip ir sekasi. Jos, žodžiu, tokiu būdu renka medžiagą savo pagrindiniam gyvenimo kontraktui, kurį pasirašo sėkmingai arba nelabai. Barakuda. Žiūrėk, visai neblogas, bet kilbukas.
Nieko jis gali užaugti. Jo, neturiu laiko laukti. O, ešerys. Norėčiau šį vakarą ešerio, bet jis spigliuotas. Jo, spigliuotas. Bet žinai, kaip sako, spiglys spiglį traukia. Nu, sėkmės. Mm-hmm.